Sveiki saugaus eismo žinovai, puoselėtojai ir stebėtojai, propagandistai ir kelininkai ir aišku šios laidos artistai. Sveiki, čia Reidas. Vieną vėlų šlapę tamsų bei šiltą lapkričio vakarą nuo kelio skardžioje, kai dovilai nuskrido ir miške pasislėpė automobilis Peugeot 307. Automobiliu važiavo du jaunuoliai, per avariją nenukentėjo, nors mašina vertėsi visais įmanomais būdais, net galas sukaltas. Vairuotojo teigimu, mašina tiesiog sumėtė. Nu, sveikas gyvas esi? Ką? Sveikas gyvas esi? Kas nutiko? Kas? Kas nutiko? Ne, kas. Nu tai palauk. Medžius nukirtai, supranti, 3 metrų aukštį matau. Pamaišė kas ar kas? Ką, ne, sumėtė ir viskas. Ta prasme, gal ant kelkraščio užvažiavai ten, mačiau pagal vėžę. Ką? Ne, nuvažiavau. Supratau. Nu, ką vaikai, galiu aš tau pasakyti, čia labai gerai, kad mes dar kalbame iš tikrųjų. Patikėk. Koks čia automobilis buvo? O, gražuolis Peugeot. Padangos žeminės atsieita, ne? Na, taip nebūna, kad tiesiog paėmė ir tą mašiną sumėtė. Ten ant asfalto dujotiekio tiesėjai yra murzinų dalykų palikę. Tai ir galėjo būti, kad mašiną važiuojančią link Klaipėdos pradėjo ratai sukti kitaip nei norėjosi. Vieni ratai prasisuko ir praslydo ant palikto purvo, kiti tuo metu ridenosi tiesiai. Kaip ir norėjo vairuotojas, nes tikrai niekas nenori atsidurti miške ir dar ant stogo, sukiušiusiame automobilyje. Kita vertus pasidžiaugime, kad viskas baigėsi tik tai taip, nes mašina sudaužyta nepataisomai. Jaunuolis vairavęs mamos automobiliui, aišku, buvo blaivus ir kadangi žala gamtai nepadaryta, nes čia išblaškytos tik iškirstų krūmų krūvos, tai ir avarija įforminta nebuvo. Pereiti gatvę prie Taikos ir Statybininkų prospekto žiedinės sankryžos pensininkams einantiems ar į turgų, ar iš turgaus yra išbandymas jaunyste. Iš žiedo išvažiuojantys automobiliai tai daro greitai, o pereiti gatvę tai norisi. Aną dieną automobilio Ford Fiesta vairuotojas toje nelemtoje pėsčiųjų perėje partrenkė moteriškę. Jūs parvažiavot pirmą juostą? Ne, aš važiavau antrą juostą. Aha. Važiavau, nu, ir ta moteris buvo kokie 2 metrai iki dar to perėjos, jinai taip, nu, ne iš jo, nes to pradėjo taip bėgti. Nu, bet aš va taip stabdžiau, bet vis tiek kliūvė. Iš kurios pusės nuėjo? Jinai jau... Nuo turgaus pusės. Partrenkta moteriškė sąmonės praradusi nebuvo, ji buvo paguldyta reanimacijos skyrių stebėjimui. Tuo pačiu metu kitoje gatvės pusėje automobilių stovėjimo aikštelėje vyko banaliausias automobilių susirėmimas. Išvakarėse nupirktas automobilis pajudėjo iš stovėjimo vietos pats ir atsirėmė į kaimynės mašiną. Nu, tu atsipūtęs esi. Sakau, atsipūtęs esi, deklaraciją pildo. Pažįstami jūs esate? Nu, taip ir išėjo. Ar tik dabar susipažino? Aš taip, tik dabar susipažino. Aš nežinau, kad čia jūs man. Ai, supratau. Nu tai pildo deklaracijas, jeigu vienas kitų nepatenkinti esate, o jeigu ne, tai nepildot. Nu, što buvze po nedeklaracijai. Nuperki moteriai gėlių, pabučiuoja ir skirstatės ir viskas. Deklaracija, buvze po nesma. Tokios istorijos baigėsi arba gėlėmis, arba deklaracijų pildymu, geriau gėlėmis. Juk prie turgaus esame. Tuo tarpu grįžtant prie nelemtos perėjos, mes tik norime perspėti žiūrovus, kad ji pavojinga, vairuotojai čia greiti, o pėstieji lėti, bet gražūs. Ir tie, ir tie. Gražuoliau, kaip sekas. Koks aš gražuolis? Nu, jau visą laiką man žmona ir jūs abu. Man idealiai. Gražūs abudu mes? Abudu myliu, aš jūs. Gerai, ačiū labai jums. Abu. Naktį iš penktadienio šeštadienį Klaipėdoje apie 4:30 ryto, tuo metu, kai Uostamiesčio gatvėmis važinėja tik taksistai, gangsteriai ir girti vairuotojai, Statybininkų ir Gedvinų gatvių sankryžoje prisiskradė automobilis BMW tautoje žinomas Kregždės pavadinimu. Automobilis atskriejo Žardininkų gatve, skersai kirto Statybininkų prospektą, trenkėsi į skiriamosios Josios bortelį, perskrido žalią veją ir atsidūrė kitoje prospektoje pusėje Gedvinų gatvės pradžioje. Vairuotojas buvo girtas. Kartas musinė Vaičikauskas? Taip. Nu taip. Aš tavo laidas vis laiką žiūriu. Na ir? Bet nereikia, čia į mane patkėti. Nu tai jeigu žiūrit laidas, tai žinot, kad girtas jau ko gero ir nusifilmuosit jau, žinot šitą dalyką. Kad aš negirtas. Negirtas jūs esate? Ir ne jūs vairavot? Aš vairavau. Jūs vairavot? Bet jūs negirtas, taip? Nu aš užgėręs, bet negirtas. Ai, supratau. Vidutinis girtumas tai čia yra ne prie ko, taip? Nu taip. Nu kaip ne prie ko? Nu taip yra, kad prie ko, bet tai ne prie ko. Man nereikia čia filmuoti. Atsiprašau, kad taip sakau, bet tai... Ne, tai aš jūsų atsiprašau, kad jūs prisidirbot ir aš dabar čia atsikėliau ir dabar atvažiavau pakalbėti su jumis. Tai ką šit renkite? Į nieką. O, Į bordiūrą.
Ir viskas? Taip. Nu, supratau. Vairuotojui Artūrui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,81 promilės alkoholio. Vienas taršus keleivis buvo išvežtas į policijos komisariatą, kur jam už nederamą elgesį viešoje vietoje turėjo būti surašytas administracinių teisių pažeidimo protokolas, o trečias ekipažo narys buvo ramus ir nežinojo, kad po tokių istorijų Klaipėdoje filmuotis yra būtina. Kaip jaučiatės? Viskas gerai, ne? A, gerai viskas. Jo, vis gerai. Supratau. O kur berniukai važiuotų apskritai? Nesakysiu. Pasakyk, man įdomu, kur čia reikia taip važiuoti tiesiai? Prašau nefilmuoti. Gerai. Aš tu galvoju, dabar atsikėliau šią naktį ir nefilmuosiu, dabar galvoju. Ne, prašau nefilmuoti. Automobilio vairuotojas niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, kadangi per avariją išvengta žmonių sužeidimų, tai jaunuolio laukia 5,5 tūkstančių litų bauda, konfiskuojant automobilį arba apsieinant be šios procedūros. Jeigu laivų remontininkų dirbantis jaunuolis nesutiktų mokėti baudos, tada jis galėtų 10-20 parų pasėdėti areštinėje, tačiau tada automobilis būtų konfiskuotas. Ši lupina, kurios laukia gražus biografijos vingis be techninės apžiūros, be civilinės atsakomybės draudimo ir baisiausia su vasarinėmis padangomis. Matote, kaip iš avarijos vietos skubiai išvežamas sužeistas žmogus. Taigi šeštadienį apie 10:11 ryto Klaipėdoje Taikos prospekte kaktomuša susidurs su automobiliams BMW ir Audi sužalotas žmogus. Avarija vyko, kai posūkio nuo kalno pralėkęs automobilis BMW 530 vairuojamas ponios Giedrės išvažiavo priešingą eismo pusę ir tiesiog susilydė su kalnan važiavusiu automobiliu Audi A6. Paslydot, skubėjot, BMW, skubėjot, šlapė. Pasigaut gal kažką ten, ne? Ne, kažkaip prisistabdžiau, gal šiek tiek per staigiai, nes vilkikai važiavo čia. Pristabdžiau ir supratau, kad čiuožiu. Tiesiai žmogų. Supratau. Ten buvo už kelio susėmus. Gerai viskas? Gerai. Žiūrintiems į šios vaizdus iš karto norime pasakyti, kad nervų jums netampysime ir įtampos neauginsime. Su šio automobilio Audi vairuotoju nieko blogo neatsitiko. Nors žiūrinti tai, kas liko iš mašinos, tai turėjo būti didesnių bėdų, bet jų nebuvo. Žmogus net tą pačią dieną iš ligoninės paleistas gydytis namo. Ir šiaip Audi istorija labai nepaprasta. Keltu iš Norvegijos grįžęs Audi A6 vairuotojas Viktoras už tarptautinės perkėlos teritorijos buvo sustabdytas muitinės pareigūnų, kuriems užkliuvo negaliojantis raudonos spalvos norvegiški automobilio tranzitiniai numeriai. Automobilio civilinės atsakomybės draudimas galioja tik Skandinavijos šalyse, mašina pilietis privalėjo deklaruoti Lietuvos muitinėje, piliečiai buvo pasiūlyta važiuoti paskui muitinės visureigį į patikros aikštelę Perkėlos gatvėje, kuriam būtų buvęs surašytas protokolas dėl nedeklaruoto automobilio ir paskirta komisijos data. Beje, bauda už nedeklaruotą automobilį atsižvelgiant į aplinkybės gali būti paskirta nuo 3 iki 5 tūkstančių litų, bet mes ne apie tai. Automobilio vairuotojas klusniai sekė paskui muitininkų visureigį, kai staiga įkalnėje jų galinio vaizdo veidrodėlyje automobilis Audi A6 dingo iš akiračio. Pareigūnai pagalvojo, kad vairuotojas pabėgo. Jie apsisuko ir netrukus grįždami pamatė siaubingą vaizdą. Į muitinės kliento kabutėse automobilį kaktomuša buvo įsirėžęs šis automobilis BMW. Na ką mes galime pasakyti ar pridurti apie šią avariją? Mes galime pasakyti tai, kad incidento dalyviai buvo blaivus. O nesenos žieminės BMW padangos ant šlapios kelio dangos nesusitvarkė su vairuotojos pasiūlytų greičiu. O dar BMW, o dar galiniai ratai varantis, žodžiu, aibė sutapimų. O juk būtų muitininkai nesustabdė Audi, tai tas būtų ir nepasimaišęs BMW kelyje. Kita vertus, jeigu ne Audi, tai kažkas būtų buvęs kitas. Gerai, kad tas kitas būtų buvęs ne vilkikas. Žinios iš artimojo užsienio mūsų laidoje atsirado todėl, kad kaimyninė šalis milžiniška, ten vaizdo registratorių kultūra žengia jau ne pirmus žingsnius, o mes jums rodome, kas būna ir kaip būna, jeigu taip atsitiks, kad pažeisite vieną arba kitą kelių eismo taisyklių punktą. Tai rubrika apie pojūčius. Smagu prisiminti prabėgusios vasaros akimirkas. Tiesa, kai draugas pavėžino liulkoje kabutėje savo draugą, tai aišku, jiems liko nekoks atsiminimas, todėl nors kitai vasarai lieka tikras atminimas, kad su motociklais juokauti nevalia. Tai taip verčiasi aukštos mašinos, aukšti visureigiai, daug nereikia, gauna į galinį ratą ir jau žiūrėk čiuoža, kibirkščiuodamas ant šono į priešingą eismo pusę. O čia turgus vienoje pietų respublikoje, tas, kuris bandė siaurame kelyje pralysti tarp dviejų skirtingomis kryptimis važiuojančių automobilių, to jau bus sutraškytas. Taip ir atsitiko. Ko virsta šalia važiuojantis džipas tuščiame kelyje, mes nežinome. Mes žinome, kad džipai mėgsta virsti. Atvažiuoja kaukazietiškos išvaizdos vairuotojas į kitą turgų atsipūtęs, o kolelių ir nepamatė. Nepamatė žmogus kolelių, nors tu ką. Netrukus pamatysite, kaip pils prelegendas į atitvarus be priežasties, kad maža nepasirodys. Štai tokie vaizdai iš kaimyninės šalies. Ir tai dar ne viskas.
Nėra šlykštesnių avarijų rūšių kaip kaktomuša. Gauni į snukį ir nežinai už ką. O kitą kartą po tokios avarijos gali ir nebesužinoti. Ir nuo ko gavai. Na, motociklų sezonas baigęs, čia mums kol kas neaktuali informacija, ar ne taip baikeriai Artūrai. O čia mūsų supratimu Griozdas turėjo praleisti kliūtį iš dešinės. Kita vertus, tas irgi geras mašinėlės vairuotojas, gal apsipūtęs buvo, kad tokio Griozdo nepamatė. Mes vėl apie tą patį, kad nėra bjauresnių avarijų rūšių kaip kaktomuša. O čia vaizdelis tiems mėgėjams, kurie mėgsta rikiuotis, nesitikinę, kad nesukliudys greta važiuojančiam. Sukliudys ir dar kaip sukliudys. Medikų ir Rusijoje nepraleidžia vežančių paliegusius ligonius. Nepraleidžia ir tiek. O dabar tai pamatysite tikrą asilą ir nepaisė kelio ženklo stop ir bandė pralysti tarp dviejų transportų, per kurios tikrai nepamatė, kas dedasi sankryžoje, ar iš kairės, ar iš dešinės. Dabar nemalonumai atsirado iš dešinės. Kartais avarijų priežastys būna nesuprantamos, štai važiavo, sumėtė, išvažiavo priešparšą ant šaligatvio ir pylė į pastolius. Gerai, kad ten gastarbaterių nebuvo ant tų pastolių tuo metu. Nukirto moca. Ir kad jau dar kalbame apie vasarą, tai yra stengiame savo laidoje gyventi šios vasaros prisiminimas, tai štai priminimas, kad žiūrėk, kur važiuoji žmogau, ką? Tačiau vasaros turi savybę baigtis. Ateina lietingi rudenys ir tada skubėti jau turime kitaip. Arba geriau neskubėti, nes bus taip, kaip matote savo ekranuose. Iki pabaigiant mūsų rubriką iš artimojo užsienio ir skelbiant trumputę pertraukę parūkimui. Dabar mes savo reikalus priversi nutraukti, nes reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Ar gali būti, kad mūsų vežioja nuo narkotikų apsvaigę taksistai? Uostamiestyje pirmojo slydžio auka studentas vairavęs mamos automobilį, o šio automobilio vairuotojas dingo tamsoje palikęs sužeistą draugą. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tai buvo visa reklama, visi anonsai, o mes tęsėme laidą. Laida Reidas. Naktį šeštadienio sekmadienį apie pusę pirmos prie Palangos nuo kelio nuskriejo ir laukuose sudužo automobilis Audi 80. Keleivis sunkiai sužeistas, vairuotojas pabėgo. Automobilis Audi atskriejo nuo Klaipėdos pusės ir vietoje to, kad vairuotojas pasuktų vairą kairien ir pakiltų ant viaduko, dėl per didelio greičio nuvažiavo tiesiai. Ten, kur baigėsi kelias, automobilis nukirto stulpą, ant kurio kybojo gedulingas kaspinas, žymintis, kad čia per avariją yra žuvę žmonės. Toliau Audi tieškėsi ant stogo ir persivertęs dar kartą žnektelėjo ant 3 ratų. 4 ratas vėliau buvo rastas už 15 metrų. Įvykio vietą suskubo Palangos policijos pareigūnai, jie privažiavo įvykio vietą, įjungė ilgąsias šviesas ir pastebėjo, kad tamsoje dingo žmogėnas stovėjęs prie mašinos, nors pulta vytis gaudynės buvo nesėkmingos. Žmogus vairavęs automobilį dingo tamsiuose laukuose, nubėgęs link Vidmantų pusės. Priekinėje keleivių sėdynėje buvo rastas sužeistas jaunuolis. Iki prarandant sąmonę ir patenkant į ligoninę, jis pareigūnams spėjo pasakyti, kad automobilį vairavo toks labai gerai žinomas jiems Plungiškis Mindaugas. Keleivis neslėpė, kad jie buvo girti. Jis papasakojo, kad iki avarijos lėkta 140 km/h greičiu. Įtarus, kad vairuotojas taip pat gali būti sužeistas ir dabar guli kraujuojantis kur pakrūmy, į pagalbą buvo pasitelktas pasieniečių šuo. Tačiau vargšelio aplink mašiną buvo pritrypta per daug pėdsakų, nors iš pradžių jis pareigūnus vedė teisingą kryptimi link Vidmantų. Kinologinė paieška su šunimi buvo nutraukta, o vairuotojas pirmadienį atėjo ir pasidavė policijai. Ir uostamiestyje pagaliau užregistruota pirmoji avarija dėl slidžios kelio dangos. Antradienį prieš 1 valandą dienos policija gavo pranešimą, kad Malūnikų gatvėje visureigis Hyundai Santa Fe užvažiavo ant šaligatvio ir trenkėsi į elektros apšvietimo stulpą. Automobiliu į paskaitas važiavo 3 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos studentai. Jie per avariją nenukentėjo. 40 km pradėjau stabdyti, čia būna kaip plikledis. Pradėjom, užsukau vairą, man pradėjo slysti, aš iškaip išpaimus pirmas sykis, stabdė iki dugno spaudžiu ir praslydau iki pat galo. Iki pat galo. Nu ką aš galiu pasakyti, būtum atleidęs stabdį? Būčiau išsisukęs, jo. Būtum įsisukęs? Išpaimus vis tiek viškas. Nu, tu esi pirmoji šiais metais plikledžio auka, žinau, Klaipėdoje. Gali būti. Negali būti, taip ir yra. Kiek metų vairuoja? Čia bus kovo mėnesį, bus metai tik tais. Supratau.
Aurimas mašinas vairuoja daugiau nei pusę metų ir mama už sukultą automobilį vaiko turbūt nepaglostys. Antradienį Klaipėdoje oras lengvai sukosi apie 0 laipsnių ir Malūnininkų gatvė buvo lengvai slidi. Tuo metu Dubysos gatvėje sukibo automobiliai Peugeot ir Citroen. Dėl avarijų aplinkybių kilo arši diskusija, mat Peugeot vairuotojas tvirtino, kad Citroenas išvažiavo atbulas iš kiemo, o Citroeno vairuotojas teigė, kad jis taip pavažiavo atbulas, sustojo ir tik tada gavo galan. Čia aš atvažiavau, užsisakiau, išvažinėjau, pasižiūrinėjau planierą, sustojau, nes pamačiau, kad tas perleik. Jis net nestabdydamas bumtų viskas. Taip stovinčią mašiną. Parvažiavau Su Peugeot, taip, su Peugeot. O čia išvažiavo iš kiemo ir aš atsitrenkiau. Išvažinėjau atbulinį iš kiemo. Iš Citroen mašiną. O jisai nestovėjo, tas Citroenas? Ne, man atrodo, kad nestovėjo. Nes dar aš išlipdum, aišku, čia emocijos viskas. Taip. Bet man atrodo, dar išlipęs iš mašinos, jisai žmogus iš emocijų šaukti. Aš ir galvoju, ko jisai šaukia, važiuodams iš kiemo atbulin. Ir dar iš karto tokią situaciją galvoju, aš nekaltas. Taigi reikia atsakyti į pagrindinį klausimą, Citroenas važiavo ar stovėjo, tada ir bus nustatyti kaltieji. Pareigūnai matavo įvykio vietoje, klausėsi aplinkybių ir nusprendė, kad Citroen markės kablukas kabutėse išvažiavo atbulas iš kiemo ir dar tai padarė užpakalį stumdamas prieš eismą. O čia keista istorija nutikusi vieną rytą Šilutės ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje. Tarp dviejų automobilių vairuotojų kilo diskusija, kuri būdinga žiedinių sankryžų pravažiavimo taisyklių nepaisantiems žmonėms. Taksistas stovėjo per vidurį, turi nuotraukas viską. Grasino susidoroti, įsikeičia policija. Nieko sau. Tegu pasižiūri, grasino, sako, atsibodo tau gyventi, ar atsibodo tau važinėti. Tai dėl ko pareiškimą rašysi? Dėl ko pareiškimą rašysi? Tegu pasižiūri, ar jis visų pirma blaivus. Labas rytas. Sako, grasinot užmušti. Melas. Melas? O kokia istorija? Kaip? O kokia istorija? Šiuo metu važiuoju ir studijuoju naujo 5A maršruto atidarimo buvimą ir tiesiog žmogus atsirado taip netyčia, aš nežinau, kur jisai skuba ir kas jau galvoje atsistoti čia vidury sankryžos. Man tiesiog rūpi jo būsena ir tiek, dėl to ir pasilikau. Aš jau turiu ir svarbesnių reikalų, kur reikia. O susidūrimo nebuvo tarp jūsų? Susidūrimo, ne. Nebuvo susidūrimo? Ne. Tai jūs galvojat, kad jisai girtas, ar čia tiesiog neramus? Aš palieku tą nuomonę spręsti profesionalam. Supratau. Kiek žinau, iš ryto kažkur taip sesiškai skubėti yra nelabai. Supratau. Supratau, bet susidūrimo nebuvo. Na, mobiliuoju telefonu užfiksuotas vaizdas leidžia teigti, kad taksi automobilio vairuotojas tai neteisus, o ir vairuotojo šnekos staiga pasidarė keistokos. Jis, matote, policijos pareigūnams neprivalo pateikti vairuotojo pažymėjimo ir dar pasirodo, kad tą rytą jis Laukininkų gatvėje kitiems vairuotojams jau buvo sukėlęs problemų ir apie tai žinojo policija. O ką Laukininkų gatvėje darėt šiandien? Laukininkų gatvėje vidury kiemo, sako, mašiną palikot, Laukininkų gatvėje. Gyvenu. Gyvenu. Ir su avarinės palikot mašiną? Ne, buvau užvedęs variklį, kad apšiltų variklis, nes ruošiausi. Nes negalėjo žmonės išvažiuoti per jūs, sako. Netgi policija apie jūsų automobilį pranešė. Girdėjau, kaip? Dokumentus pateikit savo vairuotojui. Supratau. Dokumentus savo pateikit automobilį. Kokius dokumentus norit matyti? Vairuotojo pažymėjimo automobilio dokumentus. Vairuotojo pažymėjimas yra pas vieną iš jūsų pareigūnų. Tai laikiną vairuotojo pažymėjimą. Kaip sakot? Laikiną vairuotojo pažymėjimą. Laikinai. Ne, tai gal paėmė dokumentus. Pirmieji. O kiek laiko turi būti tame vairuotojo pažymėjime? Aš jums galiu parodyti vieną pažymėjimą. Iš kur? Kada davėt vairuotojo pažymėjimą kolegom mūsų? Kaip sakot? Šiandien davėt kolegom vairuotojo pažymėjimą? Neatsimenu, bet turi vienas iš jūsų vairuotojo pažymėjimo. O kam planuojam mano vairuotojo pažymėjimus? Mano planuojam vairuotojo pažymėjimą? Gal tu bus vairuoju automobilį šiandien? Vairuoju. Tai pateikit vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs turite tokį pažymėjimą, kuris leidžia klausti apie pažymėjimo rodymą? Jis turi viešo administravimo įgaliojimą nepavaldiems asmenims, mes tokią teisę turim. Viešo administravimo įgaliojimą. O ką reiškia tai viešo administravimo įgaliojimą? Dokumentus pateikit vairuotojas. Kurios dokumentus? Savo dokumentus, asmens dokumentą pateikit vairuotojo pažymėjimą. Jeigu neturit vairuotojo pažymėjimą. Gerai, jūs patys prisiprašėt. Nieko negaliu padaryti. Parodysiu jums pažymėjimų. O jūs parodykit savo pirmą. Tokia jau tvarka.
Dėl viso pikto buvo patikrintas vairuotojų girtumas, abu vyriškiai buvo blaivūs. Oi, palauk. Greit neparodo. 3-0. Oi, smalės 0. Tai rašyk knygą. 0, matot. Tai ko lygų? Taksi vairuotojų buvo ketinama surašyti protokolą už avarinės situacijos sukelimą, o tai ne tik didelė suma, bet ir vairuotojo pažymėjimo atėmimas, kurio jis neturi. Tačiau sėdėdamas policijos automobilyje, taksi vairuotojas pradėjo kraupiai nusišnekėti, tad buvo nuvežtas į ligoninę atlikti narkotikų testo. O jis pasirodė be esąs teigiamas. Šio vyriškio organizme atrasta marihuanos pėdsakų. O tai reiškia, kad iš asmens, kuris vairavo automobilį apsvaigęs nuo narkotikų ir kuris neturi vairuotojo pažymėjimo, ir už tai, kad neseniai važiavo degant raudono šviesoforo signalai, gali būti konfiskuotas šis taksi automobilis ir paskirta kraupaus dydžio bauda litais. Filmuoja reido reporteriai, o rubrika pradeda linksmolis Romas atsiuntęs filmuotą medžiagą iš savo vaizdo registratoriaus, kaip jis panas moka kibinti. Netrukus pamatysite įžūlų veikėjo važiavimą Kretingalėje, vertinant tai, kad jis lenkia ne tik išvažiavęs į priešingą eismo juostą draudžiamoje vietoje, bet ir prieš greičio matuoklį. Aišku, drąsu, bet kai esi purvinas kaip po bulviakasio ir numerėjai apdrapstyti, kokį nepavarius belekai. Šis žemaičių karo kelias yra unikalus. Čia drąsūs vairuotojai vairuoja per ištisinės linijas, lenkdami ir panašiai. Kalvarijo ir Juozapavičiaus gatvių sankryža. Štai jums yra atsakymas, kodėl susidaro nerealūs transporto kamščiai. O todėl, kad yra įvažiuojama į sankryžą, kai ten dar yra kitos transporto priemonės, nespėjusios išvažiuoti iš sankryžos. Po velniais, tai draudžia kelių eismo taisyklės. Ir juk čia Vilnius, tai juk ne Kairas ar Stambulas, ar ne taip? O dabar grįžtame į Klaipėdą. Itin šiurkštus veiksmas Debreceno gatvės pėsčiųjų perėjoje, vertinant tai, kad netrukus pamatysite, jog lenkta ne tik prieš pėsčiųjų perėją, bet ir lenkiant automobilių koloną. Kelias Jakai-Dovilai. Šis kelias jau jums matytas šioje laidoje, o dabar pamatysite tiesiog savižudišką veiksmą. Lenkimas prieš kalną, kertant ištisines linijas. Pakelyje kelio ženklai informuoja apie sankryžas, o jose draudžiama lenkti. Ir galiausiai šio paukštuko valstybėje numerį yra GDM 188. Kelyje nuo Jakų žiedo iki Baltijos ir Šilutės plento žiedinės sankryžos negalima taip lėkti kertant drausminančias ženklinimo linijas. Iš pradžių pilietis sukdamas kairėn įlindo į priešingą eismo juostą ir tai dar ne viskas. Teisingai, centrinė Herkaus Manto gatve važiuojančiam vairuotojui parodė pirštų derinį, kurio tikrai nepavadinsi šandi kamandi gėda pelėda. O čia situacija, kai yra daužomi automobiliai Šilutės plento ir Statybininkų prospekto šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje. Mielieji, sukantieji kairėn, čia yra šviesoforo reguliuojama sankryža, tad vadovautis reikia šviesomis, o ne bandos instinktais. O čia tas pats Šilutės plentas, tik sankryžoje su Debreceno gatve atsirado kitų pabraižymų ant gatvės. Dabar iš Debreceno gatvės į Šilutės plentą kairėn galima sukti iš 2 eismo juostų, o tu jaunuolis sukantis dešinėn, įsidėmėk, kad lentelės su žalia rodiklė nesuteikia pirmenybės prieš sukančius kairėn, bet pagal šviesoforo leidimą. Mielas saugaus eismo specialistė Roberta iš 3 aukšto Šermukšniuose. Užsirašykite, prašau, šio Volkswageno valstybinius numerius, nes tuoj paaiškės, kodėl. Spėjote užsirašyti? Tai va, žiūrėkite, kaip bus pavaryta degant raudonam šviesoforo signalui ties Nemuno antru namu, sukant į kairę. Sako, kad šio taksi vairuotojas, taupydamas šviesas jų nejungė, judėdamas link perėjos vis maigė telefono klaviatūrą, tai dar gerai, kad bobulė spėjo link sveikatos priežiūros centro perbėgti gatvę. Labai gerai. Žirmūnai, Vilnius. Kelio ženklai kybantis viršuje mums liepia važiuoti tiesiai iš antros juostos, o dešinėn sukti tik iš dešinės. Tačiau 2 prelegentai iš dešinės juostos pavarys tiesiai. Vyrai, ar negėda, klausė žmogus, atsiuntęs šią filmuotą medžiagą. Šioje rubrikoje dar nebuvo juodos spalvos visureigio, kaip kad buvo įprasta. Tai dabar prašau, pavaro bičias prieš nosį Statybininkų prospekte. O čia pavairavimas Šilutės plente, tarsi vairuotojas būtų ką tik nulipęs nuo kompiuterinių žaidimų konsolės. Nardo ir dar pavaro per raudoną. Komisarė, mes su juo privažiuosime prie niekadėjo galo, o jūs tuo metu užsirašykite valstybinius numerius. Juk norėsite pašnekėti, tiesa? Viliuosi, kad neįkyrėjome su savo pamoksliškais siužetais, tad viskas labai paprasta. Pasimatome kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Būkite aplankyti. Čiau!